jums pačiam šitas choras? Nu kaip tai, kaip kūdikis, nu kaip jisai gali koks? Nu tai todėl, kad naujas choras, tai naujas kūdikis. Nu reikia jį mylėti, globoti, reikia puoselėti, stiprinti ir nugalėti reikia, nu ir viskas. Kas palaiko, kaip susieinate visi, ten kokios nors kalbos būna, palaikymai, ar šiaip tiesiog sugalvojate, nu jau reikia į ten scenos ir viskas? Na, žinot, čia vis viena, čia kaip į mūšį. Chorų karai yra draugiškas dalykas, bet jis yra vis viena, čia yra varžybos. Varžybos, kurios ir įkvėpia, ir lavina, ir stiprina, nu tuo pačiu gal ir liūdina momentais, bet čia yra, atvirai pasakius, tai yra smagus žaidimas. Kaip sakoma, žaidimuose visos priemonės yra galimas ir visur galima atkovoti. Kiekvienas žaidimas turi savo taisyklės. Kartais jos yra matomos, kartais ne, bet mums smagu. Mūsų kolektyvas labai gerai susicementavome, mes labai gerai jaučiam vienas kitą ir tiesiog man džiugu. Tas kolektyvas turėtų tikriausiai ir išlikti jaunatvės savo banga, ateičiai gal Kėdainiuose dar bus vienas choras. Ten jų trūksta, tad aš tikiu, kad gali tęstis šitą bangą ir Ledinis gali išlikti. Tikitės, ar taip ir darysite? Gyvenimas parodys. Kaip sakoma, yra tokia auksinė taisyklė. Žmogus fantazuoja, o Dievas šaiposi iš jo. Ir viskas, čia jau, žinot, Dievo valioje. Ar su šitu choru nebūtų baisu eiti į karą? Kare niekas nebuvome, žinot, čia gali būti taip truputėlį polemiška, bet ką tai reiškia karas? Karas jau yra už gyvybę, o čia yra tiesiog už draugystę. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kiekvienas choras grįždamas čia į tą patalpą pasitinka, kiekvieną ploja. Tai yra draugiškumo dvasia. Reiškia, čia yra kaip olimpiadoje, tai Sitius Altius Fortius, kad dalyvauk ir būsi nugalėjęs. Tai čia tas pats. Mes nesiruošiame kažką apversti aplink pasaulį, kaip sakyt, Kėdainiai padarys perversmą. Ne. Pasiseks, ačiū Dievui, Alfa LT, šaunuoliai, ačiū, puiku, ko daugiau reikia, nu, važiuosim namo dainuodami, na.